Sveiki bičiuliai, esu Kėdainiuose ir atlikinėjom automobilio paiešką. Turim užsakymą surasti Audi Q5 nuo 18 metų žmogus nori iki 25 000. Tai va bičiuliai, radom Audi Q5, 19 metai, Quattro, kaip matot. 2 litrai benzinas, pirkta nuo naujo Lietuvoje, 5 metai Lietuvoje, prižiūrėtas labai gerai, jokių rūdžių neturi nieko. Čia va, perbraukta buferį, tai vienintelis, sakykime, toks defektas būtų. Ką matau, kas liečia kėbulą. Taip, visos originalios dalis, apart dažytas šitas sparnas be špakliaus, kapotas be špakliaus ir pakeista lempa, nes turėjo nedidelį įvykį. Ir kas be ko, buferis keistas, aišku. Airbagai nebuvo iššaudę, niekas nebuvo iššaudę, gražus ratukai, absoliučiai visiškai naujos padangos, ką tik uždėtos, matosi dar tie žymėjimai visi nenudilę, niekas. Prieš kelias dienas, sakė, žmonės uždėjo kontinentaliai, tai vien padangėlės 1000 eurų. Pakeisti ką tik taip pat tepalai, filtrai, todėl klientui nieko daryti nereikės. Sėdi, kaip sakant, ir važiuoji. Einam į vidų. Gera komplektacija. Taip, užeinus į vidų, ką mes matom? Medžio apdaila, čia skonio reikalas, kaip kam patinka, kaip sakant. Bang & Olufsen skamba puikiai, tiesiog puikiai. S-Line vairiukas uždėtas, sėdynėlė šitai, oda, sėdynės pilnai šildo ir šaldo priekyje, gale tik šildo. Daugiau navigacija, važiavimo režimai, individualus komfortas, normalus, offroadas ir taip toliau. Rida 142 000, rida tikra, viskas gerai. Pilnai multifunkcinis vairas, šildomas vairas. Distronikas. Kas dar? Panorama. Pilnai per visą stogą. Galia taip pat viskas gražu. Va tokia mašinytė. Kaip sakiau, Quattro. Tai iš tikrųjų važiuoja maloniai. Viskas fainiai. Elektrinės sėdynės su memoriam. Čia, kaip sakiau, irgi viskas gražu, nenuspardyta, nenutrinta. Jeigu dar kalbant apie komplektaciją, tai taip pat wireless krovimas, kas be ko, aišku, automatas, padelis valdymo, keli raktų komplektai. Žodžiu, toks automobilis, kaip sakant, praktiškai nereikalaujantis jokių papildomų investicijų. Jeigu ir jūs, bičiuliai, ieškote gerų automobilių, tvarkingų automobilių, tai nieko nelaukit, nedvėjokit, kaip sakant. Kreipkitės į mus, važiuojam auto Facebook puslapyje, susisieksite su manimi per Messengerį, apsitarsime, kokio automobilio ieškote, koks jūsų biudžetas, kiek kainuos jums paslaugos ir visa kita. Ir, kaip sakant, pradėsime darbus. Nėra taip paprasta rasti gerą automobilį, todėl, kaip sakant, kuo greičiau susisieksite, tuo greičiau jį surasime. Ačiū visiems už dėmesį, bičiuliai. Kam nesunku, kaip visada, pasidalinkite šito video, paspausite laiką bei paspausite follow, jeigu dar to nesate padarę. Na ir ką, lėkiau pranešti geras naujienas klientui, dar su pardavėjui truputėlį kainą paderinsim. Ir manau, kad automobilį tikrai pirks ir liks laimingas. Ačiū visiems už dėmesį ir gražios jums likusios dienos.